Ateina į teismą, 2 dėdukai, vos pakruto. Teisėjas taip, kokiu klauso, ką norėjo atsakyti? Nu, išsiskirt atėjom, sako. Jėta, sako, kiek jų metų? Vyras sako, nu, man dabar yra, 124. Sako, jūsų žmonai? 119. Sako, nu tai o ką čia sugalvoja? Nu, sako, neįmanoma tarpusavį gyventi, ginčai šlikšti buvo. Ta moteris sako, šlikštus vyras, jos nenori matyti, jo norim skirtis. Sako, tai kodėl? Sako, kodėl anksčiau nesiskyrėt? Nu kaip, sako, vaikų buvo gaila, laukiam, kol numirs. Nu nieko, sako, kur jūs tokį traukite? O, taip. Vaikinas peršasi, merginai, tekėk už manęs, nu gyvensi kaip rojai, pamatysi. Aš tipo basa plika ir graušiu obuolius. Suplėšyti per kelius džinsai, marškiniai su skylėmis. Ot, mada, sako. Aš noriu jūsų paklausti, kada į madą ateis kojinė su skylė. Būtų labai gerai. Vyrams praverstum. Sėdi vyras prie kompiuterio, žaidžia, žmona prašo, brangusis, leisk ir man pažaisti šiek tiek, kiek čia galiu aš dabar nuobodžiaut. Palauk, mieloji, turėk sąžinės, ar aš kada pračiau grindų skuduro iš tavęs, ką? Šovinistinis koks. Apie toleranciją. Sako, būk tolerantiškas. Bluzos irgi turi kažkur gyventi. Užrašas prie laidojimo namų. Vairuokite neskubėdami, mes palauksime. Nu, Vilniuje yra netoli čia pravažiuojama tokia vieta. Vyksta toks pokalbis. Darbdavys klausinėja norinčio įsidarbinti. Sako, koks yra pats kvailiausias, keiščiausias poelgis, dalykas, už kurį jūs gavot pinigų? Nu, sako, tai mano praėjusis darbas. Praeitas darbas. Buvęs darbas. Dar vienas skelbimas darbe. Pradedančiosius akvariumų prižiūrėtojus pirmiausia norėtumėm informuoti, kad žuvytės niekada nemiega ant nugaros. Jis nemiega. Aš net viskas jau, tų, kur galėčiau skaityti vidurį dienos, nebeturiu. Supratau, na aš dar vieną gal ir baigsim. Vakar dingo elektra, 2 valandas praleidau be interneto ir tamsoje. Tuomet pabendravau su savo žmona, pasirodo labai maloni moteris.